dabar norėčiau pakalbinti būgnelių idėjinį vadą, atstovą ir lyderį. Sveiki. Sveiki, brangieji. Tvirtai, tik keletas klausimų, iš tiesų šią filmuotą medžiagą tikiuosi žiūri tie žmonės ir manau, kad žiūri tie žmonės, kuriems įdomios jūsų paslaugos. Be abejo, mes to filmuosim ir parodysim, kaip jūs atrodote gyvai, tačiau galbūt trumpai apie pačią idėją jau galima. Gerai, būgnelių šou? Būgnelių šou idėja labai yra, sakykime taip, žodis paprasta tinka. Tai yra, kai pagroja meistras pamoko groti, groja kartu ir po to daro žodis daro gal netinka, tada suburia tą didįjį orkestrą iš tų dalyvių, kurie jau būna pramokę groti. Iš karto išduodu paslaptį labai trumpą. Tai ką mokom smūgiai, tai yra pagrindiniai smūgiai grojant perkusiniais instrumentais. Tai yra profesionalu. Ir puikiai. Žinokit, Rinkevičių irgi ne iš pirmo karto paliks. Pirštų galiukais. Per patį kraštelį. O kaip elegantiškai suskamba iš karto, dabar vos garsiau. A dabar vos tyliau. Ir dar truputėlį garsiau. Ir dar truputėlį tyliau. O vyriškas pradas jau bus į viduriuką. Kiek žmonių gali vienu metu dalyvauti būgnelių šou? Kiek žmonių įtraukėte vienu metu? Praktiškai nuo iki. Žodis nuo iki tinka. Net tas, kuris nenori dalyvauti, visada gali paploti. Tai irgi tas pats mušamasis instrumentas. Kokia trukmė jūsų programos? Mūsų trukmė programos priklausomai nuo situacijos. Tai nuo pusės valandos iki valandos, iki pusantros valandos. Taip optimalus arenas jau ir yra nuo pusės iki valandos. Vis dėlto tai yra 47 minutės, taip sakyčiau. Turi ypatingai judėti akių iškirptės, turi va taip ypatingai judėti. Tai va taip pasiruošėm. Vyrukai, kas galit paploja mūsų moterim. 1, 2, 3. Girdėjau, kad koncertuojate ne vien tik Lietuvos ribose, ar ne? Taip, iš tiesų taip yra. Supratau, kur teko lankytis už Lietuvos ribų ir kaip jūs priėmė? Mus priėmė, aišku, mus labai pamėgo, kas Ukrainoj buvom, Rusijoje buvo. Žmonės ten širdingi, jeigu pliekė būgną, tai iš širdies ir kaip čia sakyti, ir atsiduoda tiesiog tam. Kita vertus sakyti, kad lietuviai blogesni ne. Lietuviai irgi geresni ir netgi galiu pasakyti, kad Lietuva staiga jau tampa ne birbinių kraštas. Tai jūs irgi teko matyti, tada pasitiksinu, galite netgi rusiškai kalbančiai publikai irgi taipogi užvesti, paaiškinti, ką reikia daryti, ar ne? Absoliučiai, jokių problemų nėra. Supratau, na ir dar jūs kartais dažniau, bent jau man su klientais kalbant, sakau, drum party, sako, ar tai tie patys, kurie dirbo su Utenos projektu? Aišku, Utenos projektas buvo specialus ir specifika yra ta pati. Kita vertus, po kokią skraistę, tarkim, dirbti, tai iš esmės nelabai turi reikšmės, nes tai, ką mes darom čia ir dabar, tai yra rankos, tai yra grojama, po to galima groti ne tik būgnelės, bet galima ant stalo groti, ant kėdės, nesvarbu kuo. Galima iš vis ant kelios sėdėti sogrot, galima ant pilvo, kas turi tokį riebį. Supratau. Tvarko, ir galbūt paskutinis klausimas, kokiams šventėms gali jūs, pasamdyti, man labai patinka žodis, kokiose šventėse jums teko dalyvauti? Tai yra kaip gimtadieniai, krikštynos, firmų vakarėliai, firmų jubiliejai, vestuvės. Netgi aš vienas dalyvavau, grojau netgi laidotuvės. Aha, supratau. Tarvadė, žodžiu, labai platus. Tarvadė, tai ką, ačiū labai už šį pokalbį, tikiuosi, jog mano dienoraščio skaitytojams irgi bus įdomu. Dėkui jums, laukiam jums. Tvarko. Gerai, iki. Iki.
kolektyvas rimtai nusiteikęs. Taip, žinokite, tam, kad būti... Nu, čia kitas reikalas. Aišku, antiškai iš karto atrodo, taip? Taip, būgneliai rikiuojasi, taip? Puiku, kai mes turim tokį gerą užkulį, tai visada, žinai, tas... Dabar reikia labai nedaug, žinokite, taip? Kas netingi gali paploti, va iš karto maestro žino, ką daryti. Reikia paploti, netingėti kartu su mumis, galime klubą išsijudinti, va tai, va. Gerai, šokėjai, labai trūksta, taip? Jėga, gerai. Ir tik pliaukšt, ir visiems aišku, kad atėjo bosas. Taip, antras smūgelis, dar paprastesnė, atpalaiduojame